Nuo sausio 1 dienos visi elektrinių paspirtukų bei kitų elektrinių mikrojudumo transporto priemonių vairuotojai važiuodami privalo dėvėti šalmą. Jeigu elektrinė mikrojudumo priemonė yra nuomojama, šalmą privalo suteikti jos nuomotojas. Nuo sausio 1 taip pat įsigalioja ir vairuotojų egzaminavimo pakeitimai. Pagal juos vairavimo teorijos egzaminas bus laikomas valstybinė lietuvių kalba arba esant techninėms galimybėms kita oficialia ES kalba. Kitaip tariant, nuo šio egzamino nebebus galima laikyti rusų kalba. Praktikos egzaminas ir toliau bus laikomas tik lietuvių kalba. Jei egzaminuojamasis nemoka lietuvių kalbos, praktikos egzamino metu galės dalyvauti vertėjas, verčiantis į oficialią ES kalbą. Na, o nuo lapkričio 1 dienos pakeitimai jaunuoliams, norintiems gauti teisę vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius. Tai yra AM kategorija. Norint išlaikyti AM kategoriją, reikės ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminų. Taip pat verta atkreipti dėmesį, jog pagal priimtas naujas nuostatas AM kategoriją galima įgyti ne nuo 15, o nuo 16 metų. Tokiu būdu siekiama užtikrinti jaunų AM kategorijų transporto priemonių vairuotojų asmeninę atsakomybę už ket pažeidimus. Nes remintis galiojančiais teisės aktais, už administracinio nusižengimo padarimas atsako asmuo, kuriam yra sukakę 16 metų. Taigi jaunesniems vairuotojams nebuvo galima taikyti numatytos nuobaudos. Dabar jau bus galima. Jei šiemet planuoja laikyti AM, A ar B kategoriją, užsuk į ketklasė.lt, kur išmoksi daugiau apie kelių eismo taisyklės. Ten esu parengusi įvairių video ir ne video kursų būsimiems vairuotojams. O jei tau patiko šitas video, pasek mano kanalą ir sulauk tokių panašių video ateityje.